Labą dieną, mėly Lietuvos žmonės. Iš ties darau antrą savo video pranešimą Facebook formate, nes kitaip, matau, nelabai eina paskleisti tikros informacijos. Ir tai privertė mane padaryti ne kas kitas, o krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas ir jo, manau, pagalbininkai, kurie balionų istoriją bando visais įmanomais būdais sumenkinti, o vietoj to, kad spręstų problemas, dar ir klaidina. Iš ties situacija labai rimta, tai pažymėjo ne tik Lietuvos Respublikos prezidentas, bet ir visi tie, kas susiję su civiliniais skrydžiais, netgi ir lakūnai, kurie pabrėžia, kad taip, jeigu skridimų metu atsimuštų bent į dalį balionų, kurie neša krovinį iki 50 kg, dėžė, dar yra ir be jokios abejonės kitų elementų ir geležies, galėtų įvykti avarija. Pagal dabartinius turimus duomenis labiausiai suaktyvėjo būtent ši kontrabanda vasaros mėnesį, kada šimtai balionų kas savaitės įskrisdavo į Lietuvą. Netgi pasienio pareigūnai pasakė, kad jie fiksuoja tik kas 9. Tai dabar jeigu mums žinoma, kad pavyzdžiui, praėjusį mėnesį 250 balionų kirto sieną, tai jūs pagalvokit, kiek dar jie nematė. Tai grįžtu prie to, ką sakė būtent lakūnai. Jeigu tuo metu, kada buvo daromi skrydžiai, ypač vasarą, į Turkiją, į Graikiją, būtent į tą kryptį, iš kurios tikrai buvo skrydžių ir nakties metu daug, ir rytinių, būtų papuolę į tokį balionų, siunčiamų balionų skrydžių metu kryptį, ko gero būtų įvykusios nelaimės ir ne viena. Atsitiktinumo dėka, ko gero, tai nevyko. Laurynas Kasčiūnas, kiek matau, viešoje erdvėje dar po šiai dienai neranda sprendimų, vietoj to, kad komunikuotų teisingai žmonėms, kas ir privaloma daryti, ir kad ta informacija, kuri dabartinė jau viešoje erdvėje esama, turėtų būti apibendrinta ir pasakyta profesionalų, ką reikia daryti ir ką darys, jis neigia. Jis negi tą momentą, kad šitie balionai, neva ne taip kaip dronai, yra nekontroliuojami. Pažiūrėkit komentaruose, netgi pareigūnai, pasieniečiai kritikuoja Lauryną Kasčiūną, sakydami, kad jūs atvažiuokit pas mus, mes jums suteiksim informacijos, kaip jie gali būti kontroliuojami. Nekalbant apie tai, kad užtenka vos nedaug, tik truputėlį žinių, fizikos dėsnių ir tam tikrų skaičiavimų, kad pagal tam tikrą kryptį, sužinojus, kiek helio įleidė tam tikrą balioną su tokiu svoriu, gali nuspėti, kurio vietą jisai skris. Nekalbant apie tai, ką ir sako patys pasieniečiai, kad įmontuojami į balionus su laikrodiniais mechanizmais į atgaliniai vožtuvai, per kuriuos tam tikrų metu atsidaro, į balionas nusileidžia. Iš ties situacija skandalinga, nes po to, kai viešoje erdvėje pasirodė tiek daug informacijos, vakar vėl padaryta operacija ir aš net neabejoju, kad tai padarė Baltarusijos KGB ir netgi jau dabar juokaujama, kad ko gero kažkoks tai KGB leitenantas siunčia žinutę mūsų krašto apsaugos ministrui Laurynui Kasčiūnui ir nusiuntė 2 balionus tiesiai į Lietuvos karinius dalinius. Vienas nusileido būtent Alytui, kitas Vilniui. Laurynai Kasčiūnai, atsipeikėk, jau iš tavęs juokėsi ne tik tai Žalimas, pažiūrėkit, kaip Žalimas kritikuoja Lauryną Kasčiūną, bet ir visi tie, kurie šios procesus kontroliuoja, gaudo, aš kalbu apie pasieniečius. Ir turbūt visi matot, kad aš nebereikalų stoviu prezidentiniai salėje, kuri yra Seime. Mano nugaros yra prezidento vėliava. Gerbiami žurnalistai, jums nekyla klausimų, kodėl aš tai darau, kai kalbu, kur balionai nusileido? Pabandykit surasti tą informaciją, aš tikrai jumis tikiu. O tau, Laurynai Kasčiūnai, palinkėsiu sėkmės, nes panašu, kad Oleką uždaužė auksiniai šaukštai, o tave suvyniojo kontrabandistų balionai. Bus tęsinys. Ačiū.